atėjau, nebuvo vietų. Atėjau mechaninės dirbtuvės prašyti, nepriėmė. Paskui čia buvo statybos baras, priėmė mane ir taip ir pradėjau dirbti. Ir čia pagrindinis darbas dabar yra tekelažas. Yra priemonės, kurios naudoja laivų iškrovimui, pakrovimui, ir jos lūžta dirbant, dyla, išsinešioja. Jas virinam, būna, reikia virinti ir vagonus virinam, kai atsitinka kokia nelaimė, laivus tenka pavirinti. Visi žmonės čia dirba tam, kad išsidirbti ir dirba gerai. Laisvalaikis sekmadieniais bažnyčia. O vakarais skaitau šventą raštą, mėgstu dvasinius dalykus, atgaiva sielai, važiuoju į sodą, nuvažiuoju pas anūkus, turiu 3 anūkus. Radau baravyką, negalėjau išrauti. Parėjau namo, tėvui sakau, tėti sakau, radau baravyką, negaliu išrauti, reikia pjūklo man. Jis pasiekė iš manęs. Aš nuėjau, nepareinu. Ir nupjovė to baravyką, neužsikeliu. Ant tiek didžiulis buvo. Tais metais, man atrodė, jis toks ypatingas ir didelis. Aš kažkur buvau 5 ar 6 metukų, šalia miškas. Nieko nėra gražesnė, kaip dainos, kuriuom tu gyveni, kuriuom alsuoja. Tai sujaudina ir tai yra gražu. O šiaip aš daugiausiai bažnyčiai atiduodu dvasiniam dalykam.